Labą dieną, tai Ignalinos televizijos informacinė laida. Šiandien matysite informaciją iš rajono savivaldybės. Visos 3 Ignalinos mokyklos vasario 16-ąją minėjo kartu. Mūsų rajono seniūnijos šįkart viešėjome Rimšėje. Pirmą kartą Ignalinoje surengtas šokių festivalis Ignalina 2016. Labą dieną. Penktadienį vasario 19 dieną vyko rajono savivaldybės tarybos komitetų bendras posėdis. Skubos tvarka svarstytas klausimas dėl Utenos apskrities asmens sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo plano projekto. Išsamesnę informaciją apie tai pateiksime kitose laidose. Vasario 12 dieną Ignalinos krašto muziejuje atidaryta nauja ekspozicija Olimpinis žiemos sportas Ignalinoje. Naujosios ekspozicijos informaciniuose stenduose pristatomi žymiausi krašto sportininkai ir jų pasiekimai, pasakojama Ignalinos sporto mokyklos sporto bazės, vėliau Lietuvos žiemos sporto centro istorija, taip pat eksponuojami sportininkų ir įstaigų įvairių varžybų diplomai, garbės raštai, kiti apdovanojimai. Įdomios senosios nuotraukos nuo 1967 iki 1984 metų žiemos olimpinių žaidynių įvairių respublikinių varžybų, taip pat olimpiečių startų. Daugiausia dėmesio skirta visų laikų garsiausiam Ignalinos sportininkui, olimpinio aukso laimėtojui, 2-kart pasaulio čempionui, biatlonininkui Algimantui Šalnai, kuris šiuo metu gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose ir nuo 1991 metų vadovauja šios šalies biatlono rinktiniai. Ekspoziciją pristačiusi muziejininkė Marija Kirkenė pasakojo, kad renkant medžiagą jai teko išklausyti daug įdomių prisiminimų. Prieš kelis mėnesius Ignalinoje lankėsi ir muziejuje, gerą pusdienį praleido pats olimpietis Algimantas Šalna. Šiandieną mes norim prisiminti savo krašto ir dar geriausia, kad jie yra gyvi, sveiki ir stiprus, garbius kraštiečius, kurie ir anais laikais mūsų kraštą tikrai garsino. Ir daugelį iš mūsų turbūt yra garbė ir tokia dovana, kad jį puikiai pažįstame ir daugelį teko su juo ir sportuoti, kaip vyresniai kartai mokytojų ir mokinti, treneriams ugdyti ir panašiai. Tai vis tik Lietuvoje žiemos sportas nėra labai populiarus ir visi tą puikiai šiandien suvokiame, kadangi jis yra ganėtinai sunkus. Tai yra lengvesnių turbūt tokių populiaresnių sporto šakų ir Lietuva neturi didelių, sakykime, pasiekimų tokių, kur sutrauktų didžiulę žiūrovų salės kaip krepšinis ar panašiai žiemos sporte. Tačiau mums yra turbūt garbė, kaip ryčiausiam Lietuvos kraštui, kuris užsiima žiemos sportu, ilgametėje mūsų įstaigoje žiemos sporto centre, kur išaugo ir šis mūsų minimas olimpietis, yra parengusi stiprių, turbūt, sakykime, sportininkų ir džiugu, kad Ignalinėtis Šalna yra tapęs olimpinių čempionų. Tai yra, kaip suprantame, vienas iš nedaugelio žiemos sporte tokių pasiekimų. Ir teko man nagrinėti ir kalbėti su žurnalistais rašančiais sporte ir ko gero taip ir yra, kad Lietuva, tokie maži kraštai rajonai, apart didžiųjų, sakykime, miestų, tokių ir neturi praktiškai olimpiečių. Nauja ekspozicija džiaugiasi Ignalinos rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, mero pavaduotojas Gintautas Kindurys, Lietuvos žiemos sporto centro direktorius Bronislavas Cicėnas, Ignalinos kultūros ir sporto centro direktorius Darginas Mikėnas, buvę šių įstaigų vadovai Vytautas Švogžlys ir Eugenijus Kozlovas, kiti sporto bendruomenės atstovai. Dalintasi prisiminimais apie žiemos sporto pasiekimus ir Algimantą Šalną. Augo Šalna. Jis buvo ne tik, bet buvo mano geras draugas. Ir mes kartu, dar aš nedirbau tuometiniai sporto bazėje direktorium, dar
taip tik tai bėgiojo, kaip čia vedančioji pasakė, tikrai mes, nežinau, kažkodėl tai buvom labai bendraminčiai. Teko jį pamokinti ir su tokiu sudrekusiu moskvičium pavairuoti. Ir, žinot, jaunimas, aš esu už jį vyresnis, reiškia, truputį 7 metais esu vyresnis, tai jau būdavo liktai kažkaip tai į mane lygiuodavosi. Gerai, kad tuo metu aš nebuvau labai padūkęs, nebuvau kažkaip tai labai toks išpuikęs, kadangi, nebuvo tokių sąlygų man išpuikt. Augom šeimoje 6 vaikai, tėvo netekom labai anksti, todėl aš buvau 6 vaikas ir reikėjo kažkaip tai susikurti savo tą visą savo gyvenimą ir tiesiog nebuvo kada klysti į šalį. Taip, kad tuo metu šokinėjau nuo tramplino, reiškia, su broliai visi ir noriu pasakyti, kad Algimantas Šalna ne dėl jo vystėsi sporto bazėje, o tuo metu jau sporto bazėje buvo ir jis todėl ir pasuko į tą slidinėjimą, todėl kad Ignalinai nebuvo ką daugiau veikti. Buvo dar tinklinio, ponas Juozas Repšys galėtų papasakoti, tinklinio stiprios grupės buvo viską, bet Ignalinoje buvo slidinėjimo mokykla, sporto mokykla ir be abejo, kurgi tas jaunas vaikas, jisai fiziškai, Algis buvo labai stiprus fiziškai ir kurgi jis pasuks, jeigu ne į slidinėjimą. 1958-aisiais ignalinietis Bronius Šimkūnas ėmėsi iniciatyvos prie Žaliojo ežero įkurti sporto bazę. Dar po kelių metų ant Vilkakalnio pastatytas 50 metrų ilgumo medinis tramplinas buvęs aukščiausias Lietuvos teritorijoje ir veikęs iki 1973 metų. Muziejuje pristatytoje ekspozicijoje pasakojama apie visus garsiausius Ignalinos slidininkus, biatlonininkus. Tai olimpiečiai Gintaras Jasinskas, Kazimiera Strolienė, Diana Rasimovičiūtė, daugkartinis Lietuvos ir pasaulio čempionas olimpietis Tomas Kaukėnas, Karolis Zlatkauskas, Mantas Strolė, Modestas Vaičiulis ir kiti. Pristatomi ir daugybę puikių sportininkų išugdę Ignalinos treneriai. Tikimasi, kad ši ekspozicija susilauks didelio ignaliniečių ir miesto svečių susidomėjimo. Ji galės būti nuolat plečiama ir papildoma. Atliktas labai svarbus ir reikalingas darbas siekiant parodyti, kuo Ignalina garsi ir kuo gali didžiuotis. Rajono savivaldybės viešoji biblioteka vasario 18 dieną surengė akciją Rašome diktantą apie Ignaliną. Akcija skirta Ignalinos 150-mečiui ir tarptautiniai gimtosios kalbos knygos dienai. Į biblioteką rašyti diktanto apie Ignaliną susirinko 40 žmonių. Susirinko kaip į gražią šventę. Gal ir patys organizatoriai nesitikėjo tokio susidomėjimo. Kaip sakė visus pasveikinusi bibliotekos direktorė Loreta Leknienė, ši akcija tai pirmasis jubiliejinis Ignalinos miesto renginys, prasmingai pradedantis švenčių ciklą. Noriu dar pasveikinti mūsų kraštiečio Česlovo Kudabos žodžiais. Aš noriu, kad neišnyktų tėviškė, kad čia augtų ir vaikai, būtų pavasariais svajojama, supuoklėmis dainuojama, kad būtų švenčiamos vestuvės, kad nenumirtų legendos, kad ir toliau tarptų nauja, aukštaitiška kultūra. Diktantą kartu su ignaliniečiais rašė ir bibliotekos iniciatyva džiaugiasi savivaldybės mero pavaduotojas Gintautas Kindurys. Dėkoju labai visiems už pilietiškumą, linkiu gero, lengvo, suprantamo teksto, linkiu ir toliau dalyvauti jubiliejiniuose renginiuose ir mylėti savo kraštą. Na, o daina apie Ignaliną visus pasveikino Ignalinos muzikos mokyklos kolektyvas. Žydi palaukės ir sodrai, išdėdė aukštašė norėjai, žiūri išpilų rasodų, avės mesai vežerai, reikalangūs kaip užra, ačiūdaitė, įvykta, Ignalina laukalutra, Ignalina. Diktanto tekstą parašė Ignalinoje gyvenanti rašytoja Gintarė Adomaitytė. Kūrinys vadinasi apie Ignaliną, Baltąjį namą ir rūką.
Pirmą kartą jis buvo publikuotas prieš keletą mėnesių literatūrinėme Metų žurnale. Tekstą skaitė ir diktavo Marius Kraptavičius. Ta Ignalinos baltai namą nužiūrėjau senokai, net labai seniai, ir namą, ir pačią Ignaliną. Dabar kiekvieną kartą, eidama palei Česlovo Kudabos progimnaziją ir jos bendrabutį, išgirstu muziką, atkeliaujančią iš praeities, iš mano sporto stovyklų Ignalinoje, jų vakarų. Tikrai buvo smagu rašyti apie Ignaliną, įsijausti į rašytojos išgyvenimus, pajusti meninio žodžio grožį ir skambesį. O svarbiausia rašyti visiškai atsipalaidavus. Klaidas kiekvienas jau galėjo pasitikrinti namuose. Na, o pasibaigus diktantui, visiems rašiusiems išdalinti savivaldybės išleisti lankstinukai su jubiliejinių renginių programa ir vaišintasi saldainiais kurortinė Ignalina. Diktantas bibliotekoje buvo tarsi repeticija prieš nacionalinį diktantą, kuris visoje Lietuvoje bus rašomas ateinantį šeštadienį, vasario 27 dieną 11 val. Ignaliniečiai rašyti diktantą kviečiami į savivaldybės administracijos didžiąją salę. Siekdami išsiaiškinti asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo rajono savivaldybės administracijoje kokybę, prašome iki kovo 31 dienos užpildyti apklausos anketą, kurią surasite savivaldybės interneto puslapyje ignalina.lt. Vasario 23 dieną savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis dalyvaus iškilmingame Lietuvos mokslų akademijos 75-mečio minėjime. Ignalina ir Mokslo akademija bendradarbiauja nuo 2012 metų. Linkėdama gražios ateinančios savaitės kviečiu prisiminti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę Ignalinoje. Kultūros ir sporto centre antradienį vyko iškilmingas minėjimas, Astos Pilipaitės ir choro Dežavų koncertas, ansambliui Širdies buvo įteikta Miko ir Kipro Petrauskų premija. Gražių akimirkų. Lietuvos valstybės atkūrimo diena džiaugsminga ir viltinga šventė, skatinanti patriotinius jausmus ir mokanti branginti svarbiausią žmogaus ir tautos vertybę laisvę. Ši diena būrė žmonės, bendruomenės ir kviečia pajusti, kad Lietuva tai mes visi. Šventė Ignalinos kultūros ir sporto centre tradiciškai pradėta Lietuvos valstybės himnu ir sveikinimais. Sveikinu nuoširdžiai visus jūs čia susirinkusius, jūsų šeimos narius, su valstybės atkūrimo diena. Linkiu jums stiprybės, geros sveikatos kasdieniuose darbuose. Nuoširdžiai dėkoju už kasdienius jūsų darbus, už palaikymą mūsų darbuose ir linkiu visada gerbt, mylėt ir kurt savo valstybę. Geros jums šventės. Sakė savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis. Kasmet vienos iš valstybinių švenčių proga iškilmingai įteikiama savivaldybės įsteigta Miko ir Kipro Petrauskų premija už nuopelnus krašto kultūrai. Šiais metais premija skirta Ignalinos kultūros ir sporto centro vokaliniam ansambliui Iš širdies. Jam dėkota už profesionaliosios muzikos sklaidą, aktyvią 10 metų koncertinę veiklą ir Ignalinos krašto reprezentavimą. Premiją iš mero rankų priėmusi ansamblio vadovė Loreta Kuksėnienė dėkoja už tokį garbingą įvertinimą ir žiūrovų meilę. Kai susibūrėme, tikrai negalvojame apie premijas arba laureatų diplomus, tiesiog dainavome tai, kas miela mūsų širdims. Taip atsirado ansamblis Iš širdies. Džiaugiamės, kad šiandien jį žino ne tik tai Ignalina, tačiau dainuojant čia, Ignalinoje, apima didžiausias jaudulys ir jaučiame didžiausią atsakomybę. Gegužės mėnesį visus kviečiame į mūsų 10 metų jubiliejaus šventę, į vokalinių kolektyvų festivalį ir taip pat Ignalino 150 metų jubiliejų. Ansamblį sveikino jo gerbėjai, bičiuliai ir kolegos. Na, o po iškilmingos apdovanojimų dalies kolektyvas Iš širdies atliko vieną savo dainų. Aukštelio to kukli giesmė, lėta giesmė, kukli giesmė, per širdį tau įpalytė tau.
Vasario 16-osios proga ignaliniečiams dovanotas puikus nuotaikingas koncertas. Kultūros centro scenoje tiesiog spindėjo ir muzikoje maudėsi žinoma Lietuvos atlikėja Asta Pilipaitė ir choras Dežavu. Šis televizijos projektui Chorų karai suburtas Alytaus choras 2014 metais buvo išrinktas geriausių Lietuvos miestų chorų. Ignaliniečiai buvo sužavėti puikiais balsais, muzika, suderintai šokių judesiais ir energija, kurią spinduliavo atlikėjai. Kaip gyveni? Gerai, kaip tu jautiesi, laimingas, noriu, kad būtum taip amžinai, visą begalybę po laikas bėga, kaip gyveni. Gerai, kaip tu jautiesi, laimingas, noriu, kad būtum taip amžinai, šiandien mūsų gatvė niekas nelieka. Šiemet visos 3 Ignalinos mokyklos vasario 16-ąją minėjo kartu. Mokykla Šaltinėlis, Ignalinos progimnazija ir gimnazija pakvietė įsijungti į akciją Tautinė draugystės juosta ir kartu minėti valstybės atkūrimo dieną. Įprasta valstybinės šventės paminėti solidžiais ir rimtais minėjimais. Tačiau jau ne pirmus metus yra rengiamos akcijos, kviečiančios šaliai svarbės datas paminėti kūrybingai. Artėjant vasario 16-ąjai, visos 3 rajono mokyklos – mokykla Šaltinėlis, Česlovo Kudabos progimnazija bei gimnazija – susivienijo bendrai akcijai Tautinė draugystės juosta, skirtai valstybės atkūrimo dienai. Gimnazijos kieme susirinkusius gimnazistus pasveikino direktorė Valentina Čeponienė ir pavaduotoja ugdymui Jolanta Dasytė. Šiandien mes išėjom ne dėl Valentino, išėjom dėl vasario 16-os, išėjom ne vieni. Anoj pusėje gimnazijos laukia darželis, kitoj pusėje šitų gražiųjų pastatų laukia kudabiečiai. Šiandien mes vienysimės į vieną gražią akciją. Susikabinę rankomis, bandysim sustoti stadione ir pademonstruoti, kaip mums svarbu, kad mes gyvenam Lietuvoje. Nuo pat gimnazijos įkūrimo gyva visus jos bendruomenės narius vienijanti tradicija per svarbiausią šventės apkabinti gimnaziją. Tad ir šį kartą gimnazistai gyva juosta apjuosė gimnaziją ir susijungė su gretimų mokyklų mokiniais ir mokytojais. Pirmieji į stadioną įžengė patys mažiausi – mokyklos Šaltinėlis auklėtiniai. Susikibę už rankų ir nešini iš vėliavos spalvų širdelių su pintomis draugystės juostomis, jie stojo į bendrą ratą. Prie jų prisijungė ir į ratą, simbolizuojantį bendrystę bei vienybę, stojo Česlovo Kudabos progimnazijos mokiniai ir gimnazistai. Ką apie tokį valstybinių švenčių minėjimo būdą mano patys akcijos dalyviai? Manau, kad reikėtų tokių daugiau, nes tai visus vienyje. Kaip toks šventimas? Pats geriausias. Džiaugiamės ir labai norim dar ir kitais metais taip pat pašvęsti. Sustoję į bendrą ratą, 3 mokyklų mokiniai ir mokytojai sugiedojo tautišką giesmę. Taip, mokyklos Šaltinėlis organizuotos akcijos Tautinė draugystės juosta dalyviai atsiliepė ir į Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės kvietimą vasario 16-ąją švęsti linksmai ir išradingai. Tokių akcijų tikslas – pasveikinti savo šalį bei parodyti, kad esame vieningi ir bendruomeniški. Be to, šie metai paskelbti mokyklos bendruomenės metais. Tad susivienijusios bendrai akcijai ir sustojusios į bendruomeniškumą ir draugystę simbolizuojantį ratą, tokia akcija Ignalinos mokyklos ne tik paminėjo valstybės atkūrimo dieną, bet ir pabrėžė savo vieningumą ir bendrystę. Kadangi akcija prasidėjo simbolišku gimnazijos apkabinimu, jai baigiantis visi dalyviai gyva juosta apjuosė Česlovo Kudabos progimnaziją, juk tai savotiškas centras. Vieni čia mokėsi dar visai neseniai, kiti mokosi dabar, o mažieji jos slengsti peržengs netrukus. Pasibaigus akcijai pakalbinome jos iniciatorės, mokyklos Šaltinėlis auklėtojas Živilė Šišovienė ir Dalė Umbrasienė. Kadangi šie metai yra paskelbti mokyklų bendruomenės metai, irgi konkursas yra paskelbtas, tai kilo idėja suburti visas švietimo įstaigas ugdymo Ignalinos į bendrą kamoliuką. Kaip sekėsi organizuoti visi tie organizaciniai darbai? Žinokit, sekėsi gerai, todėl kad mes labai džiaugiamės
ir savo vadovybę, kuri palaikė mus ir mūsų šią idėją, nes jau kelinti metai mes čia vykdome šitą projektą. Tai ir mūsų vadovybė ir auklėtojos nuoširdžiai visą laiką prisidėjo ir tikrai visą laiką dalyvauja. Ir taip pat labai džiaugiamės, kad taip entuziastingai prisidėjo prie mūsų Česlovo Kudabos progimnazija ir gimnazija. Na, o kaip manote, ką duodavo toks valstybinių švenčių minėjimas? Žinot, mes pastebėjom, dėl ko mums kilo ta dar mintis organizuoti. Mes pastebėjom daug visokių renginių ir Respublikoje. Mes dalyvaujam, siunčia konkursus, projektuose. Tikrai dalyvaujam, bet labai yra mažai to pilietiškumo, tautiškumo ugdymo projektų. Šios akcijos akcentas – tautinė draugystės juosta, kurią mažieji gamino ir kūrė, padedami auklėtojų. Kaip kitaip jiem pasakysi, kad jūs mylėkit tą Lietuvą. Tai per savo tos mažus darbelius, kadangi ir auklėtojos visos kartu dirbdamos, vis vien turi apie kažką tai kalbėti su vaikais ir pasakoji, kodėl gamini, ką darai, kaip darai. O čia šita akcija grinai tautiškumo ta juosta draugystės, tai tęstinumas, nes vaikučiai iš darželio eina į progimnaziją, tada į gimnaziją. Ir apjungiam viską kartu. Kokia mažųjų reakcija į tokią vykstančią akciją? Vaikams, žinokit, tikrai labai patinka. Jie gal mūsų ir pripratę prie tų renginių įvairių. Ir dabar tikrai jie eina į šventę ir dabar sako, va šiuo metu, kaip mes ėjom į šventės ir mano vaikai sako, auklėtoja, o kodėl taip trumpai vyko šventė? Jiem tikrai labai patiko. Tokios akcijos ne tik palieka gerus įspūdžius dalyviams. Svarbiausia, jos padeda pajusti bendrumo, bendruomeniškumo jausmą. Tęsime pasakojimą apie mūsų rajono seniūnijas ciklą. Šįkart viešėjome Rimšėje ir domėjomės, kaip gyvena šio krašto žmonės. Gyvename pačiame Lietuvos pakrašty. Net 3 mūsų rajono seniūnijos įsikūrusios pačiame pasienyje. Apie vieną iš jų, Didžiasalio, jau pasakojome, o šįkart išsiruošėme pasidairyti po Rimšės seniūniją. Ne vienas apie šį miestelį ar aplinkinius kaimus pasakojantis straipsnis prasideda žodžiais – atokus kraštas. Pirmą kartą Rimšė paminėta 16 amžiaus pradžioje. Čia buvęs dvaras priklausė garsioms Lietuvos didikų Goštautų ir Pliaterių giminėms. Tačiau vietovė nebuvo turtinga, augo lėtai, neturėjo privilegijų. Vaizdingoje kalvų ir ežerų turtingoje vietovėje įsikūręs kraštas per 500 metų patyrė ir karų, ir okupacijų. Šiandien ne vienas išgirdė šios seniūnijos pavadinimą pirmiausia prisimena 2 dalykus. Plačiai žinoma Rimšėje esančią naudotų automobilių detalių parduotuvę bei Meikštų dvarą. Savo kelionę po Rimšės seniūniją pradėjome nuo jo. Tiesa, dabar ši vieta žinoma kaip priklausomybių reabilitacijos centras. Apie jį kalbėsime vėliau, tačiau dvaras turi ir seną 18 amžių siekiančią istoriją. Jie domėjasi Meikštų bibliotekoje dirbanti Jolanta Šalnienė. Daug ką jis sužinojo iš paskutiniojo dvaro savininko Simono Meištovičiaus. Dvaro istoriją domėjausi labai seniai, nes anksčiau biblioteka ir buvo Meikštų dvaro pastate. Čia buvo 97 metai, kai aš atėjau į darbą. Labai susidomėjau to dvaro istoriją, tačiau rašytiniuose šaltiniuose beveik nieko nebuvo. Vieną darbo dieną staigiai biblioteką užsuko svečiai nepažįstami, kai prisistatė, kad čia yra paskutinis dvaro savininkas, Simonas Meištovičius iš Australijos su savo šeima. Jis atvyko jau laisvai aplankyti Lietuvą ir susipažinti, pažiūrėti savo kraštą aplamai su savo dvaru, nes iki tol nebuvo galimybės. Jis buvo ištremtas 39 metais į Sibirą ir paskui dalyvavo antrajame pasaulinėme kare ir daugiau jau į Lietuvą nebuvo grįžęs, o paskui kaip ir tarybiniais laikais net nebuvo leista. Tai jau 99 metais atvyko su savo šeima, kuri sukūrė Australijoje, labai norėjo savo sūnums parodyti. Taip užsimezgė pažintis su buvusiu dvaro savininku. Jo padedama Jolanta Šalnienė surinko nemažai informacijos apie Meikštų dvarą. Meištovičių giminės pradžia Lietuvoje apie 15 amžių, jie yra minimi rašytiniuose šaltiniuose, tai yra bajorų giminė. Ir Meištovičiam dvaras, dar ne dvaras, o tiesiog žemės valdos atiteko apie 1800 metais, kai Mykolas Meištovičius, jis yra iš Panevėžio apskrities, ten gyvenęs vedė Paulina Vavšickytė. Nuo to laiko jie ir čia apsigyveno ir valdė tas žemes,
O dvaras buvo pastatytas trupučiuką vėliau, irgi 18 amžiuje, pastatytas būtent Meištovičiaus Mykolo ir su pagalba Italijos architekto. Truputį yra nukopijuotas, kaip manoma, kai kuriuose istorinėse šaltiniuose iš Miramare pilis yra tokia Italijoje. Tai tuo stiliumi, neogotika vadinasi tas stilius, tuo metu jis buvo labai populiarus ir tuo stiliumi yra pastatytas tas dvaras. Ir Meikštovičiai valdė tą dvarą iki 39 metų. Dvaras davė pradžią ir Meikštų gyvenvietei. Statėsi aplink dvarą, bet mūsų kaimas yra pakankamai jaunas. Pirmosios statybos prasidėjo 60 metais. O pavadinimą tada davė jau dvaras? Davė dvaras, kadangi jis priklausė Meištovičiam. Tačiau vietiniam gyventojams nelabai kažkaip patiko, jie dar dadėjo savo raidę K ir tapo Meikštai. Tai tik dalis Meikštų dvaro istorijos. Sovietmečiu, kaip ir daugelis dvarų, jis buvo apleistas, pasmerktas sunykti. Greičiausiai taip ir būtų įvykę, tačiau 2001-aisiais čia įsikūrė priklausomybių reabilitacijos centras. Taip prasidėjo naujas dvaro gyvenimo etapas, apie kurį dar kalbėsime su šio centro įkūrėju Mindaugu Survilu. O kol kas nutarėme pasižvalgyti po Rimšies seniūnijos kaimus. Žinoma, galima būtų kalbėti apie tai, kad jie tuštėja ir nyksta. Tai akivaizdu, tačiau norėjome pakalbinti tuos, kurie dar gyvena šios seniūnijos kaimuose ir praleido čia visą savo gyvenimą. Tad užsukome pas 103 metus skaičiuojantį Antaną Talačką. Gimęs ir užaugęs Vilkočių kaime, didžiąją savo gyvenimo dalį jis praleido Bieniūnuose ir žinomas į šiame krašte kaip žvejys. Žuvėjas, kaip sako pats ponas Antanas, kuriam žvejyba buvo ne pomėgis, o didžiausia malonumą teikęs darbas ir pragyvenimo šaltinis. Žinote, prišlo? Nuo tokių, 15 metų jau žvejų nuėjau pas tėvų, biednai gyvenam Vilkočių kaime. Tai aš jau kai pradėjau, tai meškerioti, paskui jau pradėjau gaudyti, tai prie žydukui tėvas žimdavo ežerus. Tai jau prie tėvų įgaudžiau. Išmokau, niekad ir tai labai jau geras buvau žvėjus. Biedniai buvom tada tai liepiniai. Šeimas didelas, buvo 2 broliai, jis buvo apsivedė vienas ir kitas. Tai tada, nesuprantu, kaip ta. Ir tada jau žuvėjų pradėjau šito. Meškeriot nuveidavo, būdavo žuvės imdavas labai. Prisimena žvejas, kiek seniau žuvų būdavo ežeruose, kokių sugalvodavo gudrybių, kad laimikis būtų kuo didesnis. Tik ne visi prisiminimai tokie mieli. Teko ponui Antanui patirti, kas yra karas. Kai karas šitas pradėjo būti, paėmė mane anksčiau, biškį sukombinavau, majoras buvo Zarasuos. Atėjo frontas. Tai man nuvažiuodavau su žuvim, tai man paliek šitų mėnesių, kokiam, tai aš nutraukiu, tada jau man paėmė vis tiek 9 mėnesių karan pakliuvau. Tik per plauką tada nepakliuvo į frontą. Jau pakeliui pasiekė žinia, kad karas baigėsi. Po karo įvairius darbus teko dirbti ponui Antanui. Pradėjęs dirbti kolūkyje, pirmiausia buvo sandėlininku, tačiau vėliau gavo galimybę daryti tai, kas patinka labiausiai – tapo žvėju. Kiek metų jūs tuo žuvėju buvot? Žuvėju, tai dabar jau kokį 50 kokių, gal kad net nemeluočiau. Daug jau žuvėjų, daug metų pradirbau. Par man labai sekęs gerai. Aš turėjau ir šitos ženkliukus, labai kai vėžius pradėjau gaudyti, oi, kaip gerai. Ir aš jau tada geriausius atlyginimus gaudavau iš vėžių šito. O kaip juos gaudydavot? Kaip juos, tai bučiukai tokie mediniai buvo. Tai kai buvo Juokvardų ežerė, tai nerkas apsakyti. Tai tik netingėk, reikia žuvytę dėti, bučiukant ten, tai rytas vakaras eidavau žiūrėti. Tai teka, kad bučiukį šitam 70 štukų ras. Tai aš jį patūkstančiam į valdžią išduodavau, kokiai pagarbai buvau.
nelabai senai pabaigiau dar šito žuvybių. Tai kiek dar, kada žvejojot paskutinį kartą? Vat gali dabar 2 metai. 2 metai jau, kai aš jau nepagalėjau. Jau galva, tai iš laivo. Žvejoti teko daug kur, bet mylimiausias ežeras – Apvardai. Apie šį ežerą ir jame kimbančią žuvis 100-metis žvejys gali pasakoti ištisas valandas. Tiesa, o koksgi pokalbis su žveju be klausimo apie didžiausią pagautą žuvį? Didžiausių teka man 18 kilių šamas. Lydekys tik 10 kilių, didesnė neteka. Tinklų tai sugaudavam jau, tai aš nepasakysiu. Šamų sugavam prūtą tinklų tokių. Tai šamas tas kelia 50 kilogramų. Pasisvečiavę jaukiuose pono Antano namuose keliaujame toliau ir pasukame į Magūnus. Čia pasibeldėme į Marijonos Kuncerienės namų duris, o suskaičiuoti šiame kaime likusius gyventojus pakanka vienos rankos pirštų. Dabar gidikus nieko nėra. Ištuštėjo? Ištuštėjo. Magūriuose nieko jau nėra. Buvo kiek namų. Pirputskos, kur gyvenau, buvo 25 namai. Dabar vienam namį viena, kitam namį vasarų atvažiuoja, dabar nėra vienas namas. Nebaisu, neliūdna, va čia, kai taip vienai visai, va taip. Ai, pripratus. Pripratus, tai mane neliūdna. Savoj vietoj vis tiek? Savoj. Aš tik jau, kad visų kaimynų liepėjo tai visą plunkėti, kad kai numirsiu, kad nesupauti. Tokios mintys turbūt aplanko ne vieną atokiame kaime gyvenantį vienišą žmogų. Tačiau daug mieliau leistis į prisiminimus. Pasakodama apie vaikystę, senolė užsimena vokiečių okupacijos metais ilgokai gyvenusi pas tetą. Buvo nemčių nemčiai, Margas Samberge buvo, nedandinė senelė, prie nemčių. Imdavo darban, per mus buvo 5 vaikai, tai aš pati mažiausia buvau. Tai mane paėmė, pasidrašė, kad jau jas vaikas, jau aš dukrau turi. O tada jau nemčiai su vaikais neėmė darban. Kaip buvo namelaja vaikų, tai aš įbūdavaus. Aš jau nuo 2 metų šokiuose buvau. O tai kaip čia taip? Taip, labai mylėja atsita jau šokius. Dešas manim šokios, tai aš langą guliu. Eina į šokių, jau bernai neša mani mergą. Gal dėl to jai visada patiko šokti? Tai man mokykės nereikėjo kaip šokti. Aš prisižiūrėjau, tėvas buvo muzikantas. Tai o jūs pati paskui mėgot šokti, va tai prisižiūrėjus? O kaipgi? Dabar nešoka, jau ne vieną šokę neperlaisiu. O tai kokiu šokiu šokdavo? Valcas, polka, fokstrotas, tada suktinis, tada bituteka, tai šitogi padispanų visakių. Baigusi 4 klases, nuėjo į kolūkį, kur teko dirbti visokius darbus. Koks buvo, tai visokių visur. Pirmą mažesniai buvom, tai vežimus minam, tai arkliais vežiadavo. Tada įgrebėm, išvelgėm gypjavę šitos laukus gyvyrai, mes parinkinėjom ir viskų. Perėm bulves rankam pasam. Tada jau Dafna nuo 20 metų melžėjų. Dar teko ganyti kolūkio bandą, šerti kiaules. Visi sunkus darbai dabar, kad šitos silos reikėjo pačiam vežti, pirmą niekas nevežė. Duobės
3 metrai, kad turi gilin išmesti viršun, reikia ją viršun, tada sveria, kad nesvirti, tada sveria, jaščiuką, iš jaščiuką, svarsiu, bogų šitų, tada jau vežiman, tada tvartį nešti. Tai da, aš nežinau, kaip laikomas. Tai jau sveikatos reikėjo. Sveikatos reikėjo. Tai kada gyvenimas buvo geresnis? Nežinau, ką pasakyti. Dabar jau kaip pirma nebuvo šitap, tai jau aš jau nežinau, dabar jau raskošu. Tadagi nebuvo. Nei apsiau šitas pačias, šitas, tapet, tam, takis, drabinės, tapačkas. Tai dantų pastų, štai šokios, rydienas gerai, kada bažnyčian, tai da, jau tai šokiu, da, papudrui. Bažnyčian dar reikia, nebuvo šitą apsilkimą. Bet gyventi nebuvo smagiau kažkaip. Smagiau. Kiekvienų šeštadienį, kiekvienų sekmadienį iššokiai lyg 3, lyg 4, lyg 2 atšoksi ir tada statė į darbankai. Prisimindama prabėgusius laikus, ponia Marijona pasakojo ir apie artimus anapilin iškeliavusius žmonės. Visi išmirė, aš pati jaunesnė tik likau. Tik šitų iš Maskvos vadų, tai nežinau. Taip, tai vienas sesuo, kita mane 12 metais, prieš paskutinę. Likau vieną. Į man visi prisėjo laidoti. Tai tau į nervas, tada atsisėdai, skaičiuoji, akelas va šitas, tai man niekas nėra. Kažkada jaunystėje nėrimas vašeliu ar mezgimas buvo tiesiog pomėgis. Pamačiusi pasoginės didienės paklodės, ponia Marijona ir pati panoro tai papuošti savo patalus, servetėlėmis ir rankdarbiais pagražinti namus. Dabar nėrimas jai lyg vaistas. Skaičiuodama nėrinio akis, senolė pabėga nuo minčių apie artimųjų mirtis ir kažkur Maskvoje pradingusi brolį. Tačiau į jos namų duris neretai pasibeldžia tie, kurie ieško pagalbos. Vaikystėje sirgusi rože ir išgydyta užkalbėtojų, pasveikusi ir pati to išmoko. Dėdė pasakė lietuviškai, šitą salką, tokia pusėsarė mamos lenkiškai, ir tada šitą. Tokia buvo pušinė senelė toža. Tai dabar šitą galim, leventai ta pačiai, taip manau. O tai šiaip, lietuviškai, lenkiškai, o tas trečia ta senelė, kaip pasakė, tas pats, irgi lietuviškai. Lietuviška, lietuvė buvo. O tai skirias jau užadėjimą? Žodžiai tą patys. Nuo 15 metų ponia Marijona tapo užkalbėtoja ir nekartą taip yra padėjusi tiems, kurie kreipėsi pagalbos. Tiesa, kai kurie kunigai draudžia tai daryti, bet sunku atsakyti prašančiam, kai žinai, kad gali padėti. Kalai nebuvau, nežudraudė daug. Daugia laikraštin, kaip parašė. Ir dabar siunčia daktarai. Pirmas prie tarybų valdžios nesiuntė. Nepripažinama. Žinojo, ale nepripažinai. A dabar siunčia. Jau daug siunčia. Eitų babučių ieškat. Tai laikraščių vienas par kitų, tai iš Visagino važiuoja. Ir dabar važiuoja, ne? Ne, dabar važiuoja. Tai mašpeklai būsiu, ale kur, ale kad bus, tai bus. Bet už kągi peklon, jeigu jūs žmonėm pagelbėjat? Dabar atvažiavo net iš Ignalinos. Tai aš džiaugiuosi sakiau Dievui, jeigu aš negalima, tai man net siuntinėk. Užkalbėjimais senolė gali padėti ir nuo blogų akių. Besikreipiančių į ją netrūksta. Plaukia pas ją žmonės iš Visagino, Dūkšto, Ignalinos. Anksčiau užkalbėtojų šiame krašte buvo daug, o dabar likęs vos vienas kitas. Štai tokių žmonių šiame krašte galima sutikti. O mes keliaujame į seniūnijos centrą, Rimšę, kur laukia kiti susitikimai. Bet apie juos po savaitės, kitoje mūsų laidoje.
Šiemet Ignalina mini 150 metų jubiliejų. Šiai progai skirtas visas ciklas renginių. Pirmasis iš jų pirmą kartą Ignalinoje surinktas Respublikinis vaikų ir jaunimo pramoginių bei sportinių šokių festivalis Ignalina 2016. Vasario 13-ąją kultūros ir sporto centre skambėjo muzika ir šurmuliavo būrys jaunųjų šokėjų, susirinkusių į Ignaliną iš įvairiausių Lietuvos vietų. Čia juos sukvietė pirmą kartą surengtas Respublikinis vaikų ir jaunimo pramoginių bei sportinių šokių festivalis Ignalina 2016. Šio festivalio idėjos autorė ir viena iš organizatorių – sportinių šokių kolektyvų Viva ir Mamba vadovė Neringa Kirkilienė. Patys labai daug keliavome po visokius konkursus, festivalius ir nusprendėme, kad jau laikas ir Ignalinai tokį konkursą turėti festivalį, suburti visus savo draugus, kolegas ir pasidalinti gražiai šokiais. Ar atsitiktinai čia sutapimas, ar čia sąmoningai yra siejamas šitas konkursas su Ignalinos jubiliejumi? Tiesiog mes jį pagreitinome, kadangi turime gražų Ignalinos jubiliejų, tai nusprendėme jį sujungti kartu ir skirti tai progai. Na, gal galite kiek plačiau apie šitą konkursą papasakoti? Kas jame dalyvauja, kokie kolektyvai? Kolektyvai dalyvauja iš visos Lietuvos. Mes su kolektyvais esame jau pažįstami. Kadangi tai pirmas konkursas, tai kvietėme tokius kolektyvus, kuriuos jau esame matę, kuriuos pažįstame. O pažįstame tikrai daug, tai kolektyvas iš Druskininkų, Rock yra, Karo akademijos kolektyvas, kuriame šoka mano buvusi mokinė Donata Šimkūnaitė. Yra iš Visagino, iš Zarasų, iš Vilniaus 3 kolektyvai, iš Trakų. Tai labai džiaugiamės tokiu būriu dalyvių. O kokio amžiaus šokėjai? Nuo pačių mažiausių, nuo 6 mečių iki 26 metų. Ar bus skirtingos amžiaus grupės? Taip, bus jaunesnių ir bus vyresniųjų. Na, tai minėjote, kad tai ir konkursas, ir festivalis. Tai yra pirmas toks. Ar jis bus vienintelis, ar čia jau taps tradicija? Tikėkime, kad taps tradicija. Nekantriai savo pasirodymo laukia patys mažiausi, 6-mečiai šokėjai, kuriems pasirodymas šiame festivalyje debiutas tokiame dideliame renginyje. Ar tai pirmas konkursas, kuriame jūs dalyvaujate? Taip. Taip. Ar nebaisu? Ne. O ką jūs šoksit? Piratus. Būtent mažiausieji į sceną įžengė pirmieji ir piratų šokiu pradėjo šį festivalį. Beje, Respublikinis vaikų ir jaunimo pramoginių bei sportinių šokių festivalis Ignalina 2016 pradėjo ciklą renginių skirtų šiemet minimam Ignalinos jubiliejui. Šiandien mes jūs pakviesime į pirmąjį iš daugelio ateityje vykstančių renginių skirtų gražiam mūsų nedidelio, ramaus ir beprotiškai jaukaus miesto jubiliejui. Ignalinai šiemet sukanka 150 metų. Festivalio dalyvius ir žiūrovus sveikino Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rimanta Vilčinskienė, o kolektyvų vadovams įskyrė padėkos žodžius. Norisi kuo nuoširdžiausiai padėkoti ir pagerbti šių kolektyvų vadovus, kurie augina mūsų jaunąją kartą, kurie moka džiaugtis kiekvienu laimėjimu, ar tai būtų garbingieji laurai, ar paprasčiausias pasirodymas renginyje. Bet kokia koncertinė veikla, bet koks pasirodymas scenoje, kiekvienam kolektyvo nariui, aš manau, suteikia viltį, džiaugsmą, optimizmą gyvenime. Tai yra stimulas pasitempti, augti, tobulėti ir jaustis reikalingais žmonėms. Ignaliniečiams gerai pažįstami Neringos Kirkilienės vadovaujami sportinių šokių kolektyvai Viva ir Mamba. Šiemet Viva minė savo 10-metį. Prieš keletą metų tokį jubiliejų jau atšventė kolektyvas Mamba. Nemažai buvusių šio kolektyvo šokėjų jau baigė gimnaziją ir atsisveikino su kolektyvu. Tačiau akivaizdu, kad sportinių šokių nepamiršo ir sentimentai kolektyvui liko. Tarp žiūrovų, susirinkusių pasigrožėti šio pirmą kartą Ignalinoje surengto festivalio dalyvių šokiais, buvo matyti ne vienas buvęs Mambo šokėjas. O viena iš buvusių kolektyvo narių, Donata Šimkūnaitė, į šį festivalį atvykusi su generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijos sportinių šokių kolektyvu, įsijungė ir į Mambos pasirodymą.
Labai smagu, kad Ignalinoje jis atsirado, kad kažkas vyksta ir stengiamasi suburti žmonės ir čia, o ne tik, kad mes važiuotumėm kažkur. Labai keista, nes atstovauju ir Ignaliną, ir generolo Jono Žemaičio karo akademiją. Todėl dvejimuosi. O koks jausmas dabar? Nežinau, labai smagu, tikiuosi, kad ateityje aš pati organizuosiu Ignalinoje šios renginius. Na, o grįžus į Mambą ir vėl šokant kaip Mambos atstoviai? Labai smagu ir tikiuosi dar manęs neatsikratys ir dar ilgai šoksiu čia. Scenoje vienas kitą keitė kolektyvai, o senovinio menueto, iškilmingo vienos valso, jaudinančios rumbos melodijas, energingi ir uždegantis džaivo, čečečia, sambo, salsos, tango, pasadoblio garsai. Ir dalyviams, ir žiūrovams nepakartojamas akimirkas dovanojo šis festivalis, skirtas Ignalinos jubiliejui. 150 metų miestui visai nedaug, pati jaunystė. Tad galima sakyti simboliška, kad jubiliejinių renginių ciklą pradėjo būtent šis spalvingas vaikų ir jaunimo pramoginių bei sportinių šokių festivalis. Dėkojame už dėmesį, atsisveikiname iki kito sekmadienio. Viso gero.